Šioje diagramoje jūs matote, kiek milijonų žmonių miršta per metus nuo skurdo, AIDS, pneumonijos, diarchėjos, tuberkuliozės. Ir būtent tarp šių žudikų daugiausiai gyvybių, net 50 milijonų, nusineša badas, kuris yra įtakojamas skurdo. Yra absoliutusis ir santykinis skurdas. Absoliučiojo skurdo koncepcija grindžia išgyvenimo idėją, pagrindinės sąlygos, kurias privalu patenkinti, kad būtų palaikomas fiziškai sveikas egzistavimas. Sakoma, kad žmonės gyvena skurde, jei jie negali patenkinti šių esminių savo poreikių, turėti užtektinai maisto, kur prisiglausti ir kuo apsirengti. Santykinio skurdo koncepcija sieja skurdą su bendruoju gyvenimo standartu, vyraujančiu konkrečioje visuomenėje. Santykinio skurdo koncepcijos gynėjai mano, kad skurdą apibrėžia kultūra, todėl nereikėtų jos matuoti pagal kažkokį universalų nepritekliaus standartą. Būtų klaida daryti prielaidą, kad žmogaus reikmės visų tos pačios, nes iš tiesų jos skiriasi ir kultūros viduje, ir tarp kultūrų. Viena kultūra gali laikyti daiktus esminiais, o kita priskirti juos prabangai. Pasaulyje per dieną mirta 25 000 žmonių, daugiausiai iš jų vaikai. Tai yra 50 milijonų per metus. Dėl karų, teroristinių išpuolių 17 milijonų žmonių tampa pabėgėliais. Kasmet dėl vandens trūkumo ar blogos jų kokybės miršta 50 000 žmonių. Skurdo matavimas. Skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnės pajamas gaunantis namų ūkiai yra priskiriami prie skurstančiųjų. Skurdo rizikos gylis – tai procentais išreiškiamas skirtumas tarp skurdo rizikos ribos ir asmenų gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos. Skurdo rizikos lygis – tai asmenų dalis, kurių disponuojamos pajamos yra mažesnis už skurdo rizikos ribą. Skurdo priežastys ir pasekmės. Skurdas yra pasiskirstęs netolygiai ir labiausiai skurstantiems gelbėti reikalingos neatidėliotinos priemonės. Juo labiau, kad iš bendro skurstančiųjų skaičiaus, išskyrus pačių vargingiausių grupę, ši našta pasirodo netokia jau nepakeliama valstybės biudžetui. Todėl svarbu žinoti pačių vargingiausių gyventojų skurdo bruožus. Nedarbas lieka viena pagrindinių skurdo priežasčių Lietuvoje. Nors ekonomikai augant, nedarbas vis mažėja ir daug kur jau trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Tačiau bedarbių yra virš 300 000, o ilgalaikiai bedarbiai sudaro daugiau kaip pusę visų bedarbių. Ilgalaikius bedarbius sunkiau įdarbinti. Moterims, kurioms per 45 metus, taip pat sunkiau susirasti darbą. 2010 m. antrame ketvirtyje jaunimo nuo 15 iki 24 metų nedarbo lygis siekė apie 18,3%, bendras nedarbingumo lygis 37,1%. Mažėjantis gimstamumas ir darbingo amžiaus žmonių emigracija, nuo ko didėja dirbantiesiems tenkanti senų žmonių išlaikymo ir kitų socialinių išmokų našta. Lyčių nelygybė, kitataučių, neįgalių ir kitų atskirtį patiriančių grupių diskriminavimas. Sąlygų ir galimybių mokytis, tobulinti kvalifikaciją stoka arba žmogaus nenoras mokytis sparčiai kintančiame pasaulyje mažina jo konkurencingumą darbo rinkoje. Korupcijos paveikta viešoji politika, jos iškreipti biudžetinių lėšų paskirstimai, mokesčių sistemos struktūra bei lengvatos teikia daugiau galių tiems, kas turi pinigų. Šeimos institucijos irimas ir skyrybos, piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu bei gyvenimas aplinkoje, kuriai būdinga tokia elgsena, taip pat didina skurdą. Mažos pajamos susijusios su neefektyviais ūkiais, daugiausia žemės ūkyje. Dirbantis nekvalifikuotą ar nenuolatinį darbą gauna menkus atlyginimus, kurių nepakanka padoriai gyventi. Per mažas pajamas nulemia ir kiti veiksniai, vieniši tėvai, daugiavaikės šeimos bei aplinkybės, menka sveikata, invalidumas, senatvė, blogos būsto sąlygos ar jo neturėjimas. Labiausiai skurstančios šeimos yra su mažamečiais vaikais iki metų amžiaus. Į vargingiausių grupę patenka tik labai retas pensininkas. Tai rodo, kad socialinės apsaugos priemonės tankilaus skurdo apsaugo senyvo amžiaus gyventojus, net yra nepakankamos vaikų atžvilgiu. Ir pusės vargingiausių šeimų mieste ir trečdalis kaime yra dar jaunos našlės arba išsiskyrusios moterys su nepilnamečiais vaikais. Dauguma jų nedirba, nes augina mažamečius vaikus arba negauna darbo, nors vaikai jau. Skiriasi miesto ir kaimo šeimų padėtis. Mieste dažniausiai yra vieniša motina su vienu ar dviem vaikais. Ji nedirba, nes yra motinystės atostogose arba joms pasibaigus neranda darbo. Kaime tai dažniausiai jaunos šeimos su 3 ar daugiau vaikų.
Daugiau kaip pusė tokių šeimų suaugusių narių nedirba daugiau kaip 2 metus. Todėl jų skurdas ilgalaikis, o kita vertus galimybė sugrįžti į darbo rinką mažėja, nes prarandama kvalifikacija ir įgūdžiai. Skurdo pasekmės. Gyvenamas nepilnavertis gyvenimas. Badaujama. Neturima gyvenamojo būsto. Vaikai netenka galimybės lankyti mokyklos ir įgyti išsilavinimo. Baimė dėl ateities. Socialinė atskirtis. Tai visuomenės atsisakymas atskirų savo narių, jeigu jų gyvenimo būdas neatitinka visuomenės nuostatų arba jie negali palaikyti įprastos socialinės sąveikos, neturėdami tam reikalingų materialinių išteklių, išsilavinimo ir panašiai. Pažvelgę į praeitį maždaug prieš 2 dešimtmečius, pasaulinėme kontekste didžiausia problema buvo skurdas. Dabar Lietuvos, kaip ir daugelio kitų šalių visuomeniai, būdingos tam tikros socialinės problemos. Visuomenė diferencijuojasi pagal pajamas ir turtą. Visi esame susidūrę su tuo, kad turintis daugiau pinigų gauna geresnės kokybės paslaugas, bei bendraujama su jais daug mandagiau. Pagal bedarbystę ir nusikaltimus. Išėjusiems iš įkalinimo įstaigos yra daug sunkiau prisitaikyti prie visuomenės ir susirasti darbą. Pagal narkomanų gausėjimą. Pagal išmaldas prašančių skaičių. Pagal vadinamųjų šiukšlyno žmonių skaičių. Pagal neįgaliųjų socialinio statuso ambivalentiškumą. Ambivalentiškumas tai keletų emocinių išgyvenimų nesuderinamumas, prieštaringumas susijęs su dvejopu požiūriu į žmogų, daiktą ar reiškinį. Socialinės atskirties formos. Būstas ir kaiminijos. Daugelis žmonių industrializuotose visuomenėse gyvena patogiuose erdviuose namuose, tačiau kiti glaudžiai perpildytuose, netinkamai šildomose ir nesaugios konstrukcijos būstuose. Kaiminijos labai skiriasi saugumo, ekologinių sąlygų ir prieinamumo paslaugų bei komunalinių patogumo atžvilgių. Jaunuomenė. Švietimo sistema tiek formaliai, tiek neformaliai atstumia vis daugiau jaunimo. Dėl užimtumo poslinkių daugeliui jaunų žmonių švietimas ėmė atrodyti nebesvarbiu. Dabartinė politika skatinančia atranką ir mokyklose, ir tarp mokyklų linkstama skriausti jaunuolius. Dabar jaunimas dažnai neturi pastovios gyvenamos vietos, kadangi sunku įsitvirtinti. Jauni žmonės anksčiau palieka gimtuosius namus. Dažnai todėl, kad įgytų išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją kitame mieste. Sukurti šeimą. Įsidarbintų kitame regione ar tiesiog pradėtų nepriklausomai gyventi. Tačiau vis dažniau vaikai grįžta į gimtuosius namus, kadangi į darbą priima turinčius patirties ir mokančius naudotis naujausiomis technologijomis. Kaimo teritorijos. Nors ir kaimuose gyvenimo sąlygos geresnės negu anksčiau, bet susisiekimo sąlygos yra sudėtingos neturintiems nuosavo automobilio, todėl dalyvavimas visuomeniniame gyvenime yra sudėtingesnis. Benamiai. Tai žmonės neturintys gyvenamosios vietos, gyvenantis, kur pasitaiko, yra labai atskirti nuo visuomenės gyvenimo. Dažniausiai benamiais tampama likus be namų ir pinigų, kadangi jie neturi galimybės eiti į darbą, turėti sąskaitos banke, priiminėti draugus ir gauti laiškus pašte. Nusikalstamumas ir socialinė atskirtis. Nusikalstamumas. Tai socialinis reiškinys, gyvenimo norma, su ženklu minus, tai patologija. Tačiau nusikalstamumas šalia neigiamų dalykų vykdo ir teigiamus, parodo leistino elgesio visuomenėje ribas. Be jo nežinotume, kas yra nusikaltimas. Nusikalstamumo lygis parodo faktą, jog daugėja žmonių, nejaučiančių, kad juos vertintų ar gerbtų visuomenės, kuriuose jie gyvena. Sociologai pažymi, kad jaunuoliai vis dažniau užauga patys, negaudami reikiamų patarimų ir paramos iš suaugusiųjų. Jaunus žmonės užburia rinkos ir vartotojų prekių apžavai, o darbo rinkos galimybės gyvenimo šaltinių užtikrinti mažėja. Tai gali sukelti stiprų santykinio nepritekliaus jausmą ir norą griebtis neteisėtų priemonių, kad tik būtų išlaikytas trokštamas gyvenimo būdas.
Pasak Kūrio, nusikalstamumo didėjimą ir socialinį atskirtį jungia keli pagrindiniai dalykai. Pirma, dėl darbo rinkos ir vyriausybės apmokestinimo bei minimalaus darbo užmokesčio politikos poslinkių Jungtinėse Amerikos valstijose nepaprastai padidėjo ir santykinis ir absoliutinis gyventojų skurdas. Antra, šis socialinės atskirties silpnėjimas jaučiamas vietos bendruomenėse, kurios kenčia nuo stabilaus darbo užmokesčio praradimo, laikinųjų gyventojų brangstančio būsto ir silpstančių socialinių ryšių. Trečia, ekonominiai nepritekliai ir bendruomenės skilimas sunkina šeimos gyvenimą. Daugelis skurdžiai besiverčiančių šeimų, kad išgyventų priverstos vienu metu imtis kelių darbų. Tokia padėtis sukelia nuolatinę įtampą, nerimą ir nepalieka laiko pabūti namuose. Dėl to susilpnėja socializacija ir rūpinimasis vaikais. Ketvirta, valstybės nusišalina nuo daugelio programų ir viešųjų paslaugų, kurios būtų galėjusios vėl priimti socialiai skirtuosius, pavyzdžiui, kūdikių globos, vaikų priežiūros ir psichikos ligonių slaugos. Pagrindinė nusikalstamumo ir socialinės atskirties sąsaja. Socialinės atskirties ir nusikalstamumo sąsaja yra tokia, kad aplenkiami teisėti mainų kanalai, mieliau renkantis neteisėtus. Nusikaltimai vertina labiau negu alternatyvios priemonės, tokios kaip politinė sistema ar bendruomeninė organizacija. Kaip matote iš duomenų, daugiausiai nusikaltimų yra užregistruota ne tiek šalyse, kurios yra didžiausias pagal plotį ir gyventojų skaičių, o šalyse, kurios yra labiausiai išsivysčiusios. Kadangi išsivysčiuose šalyse kalėjimuose sėdi daugiau kalinių, todėl savaime suprantama, kad ir nusikaltimų yra daugiau. Kaip matote, Lietuvoje yra užregistruota 22 600 nusikaltimų, tai yra dvigubai daugiau negu Latvijoje. Kas lemia teisės pažeidimų skaičių? Sudėtinga šalies ekonominė padėtis, blogas teisėsaugos darbas, nemažos gyventojų dalies žemas pragyvenimo lygis, alkoholis, netinkamas vaikų auklėjimas šeimoje, narkotikai, skurdas, bedarbystės laipsnis, neužimtumas. Ši istorija yra paremta tikrais faktais. Gently, lay me down low. Fear I am broken, won't mend. I know there's one thing I ask when the stars light the skies. Who now will sing me lullabies? Sing me lullabies. These big words